Sveikas, Lady Bunny dienoraštį. Šiandien nusprendžiau paimti laisvą dieną. Noriu pabūti viena su savo mintimis. Įdomu, kaip ten Kirilas. O jis įdomu, galvoja apie mane? Tikriausiai, kad ne. Esu tokia naivi ir nuolat apie jį galvoju. Velnias, Kirilai, išeik iš mano galvos. Dienoraštį. Aš nuolat galvoju apie Kirilą. Ir manau, kad jis taip pat galvoja apie mane. Bet tai 100% neteisinga. Kirilai, prašau, išeik iš mano galvos. Diana, tu ką juokauji, laukiam tavęs. Kodėl tu čia ant lovos ir apsupta tų sąsvinių? Ja supa dienoraščiai su lipdukais. Ar vėl prisimeni Kirilą? Ne, tik parašiau sveikas asmeninį dienoraštį. Apie Kirilą čia nėra nei žodžio. Diana, su visa pagarba tau, mane erzina, kai tu meluoji. Nagi, kelkis ir apsirenk. Šiandien turi atrodyti gražiai. Merginos, jei eisit pasivaikščioti, sakiau, kad niekur neisiu. Turiu laisvą dieną. Ir apskritai aš net noriu pasipuošti. Diana, mes zuikės. Ir zuikės visada turi atrodyti puikiai. Nesvarbu, ar šiandien mums pasimatymas, ar ne. Merginos, jūs šiandien keistos. Kas jums negerai? Diana, persirenk. Merginos, sakiau, kad šiandien nenoriu niekur eiti. Kas jums negerai? Pas mus viskas gerai. Taigi, Diana, kokį įvaizdį rinksitės šiandien? Manau, kad reikia kažko labai šviesaus ir gražaus. Dianai labai tinka geltona spalva. Taigi, Diana, ar šiandien geltona? Merginos, jūs išprotėjot. Mes žinom. Žodžiu, merginos, ar norite pajuokauti? Na, Aisas padovanojo man dovaną. Ir žinot, ką jis man padovanojo? Ką? Čokerį su šypsenėlėmis. Jei žinotų apie mano skonį, būtų padovanojęs leopardinį čokerį. O šaunu, na, jei nepatinka, gali man atiduoti. Aha, dabar, Loren. Na, šiaip malonu gauti dovanų. Ir merginos, tai dar ne viskas. Pažiūrėkite į kortelę, kurią jis man padavė. Kas čia? Užuomina? Tai užuomina. Kiti tikriausiai tapsi Aiso žmona. Niekada. Man reikia vaikino, kuriam taip pat patiktų leopardai. Ką? Jei nepatiko mano dovana, sakiau tau reikia ką nors padovanoti leopardo raštu. Leopardas ne mano stilius. Na, Kiti, jei tau nepatinka Aisas, gal aš pabandysiu su juo kažką užmegzti. Blondė, ar sakei, kad Aisas ne tavo tipo? Merginos, man atrodo, kad kažkas kvepuoja už durų. Labas. Vaikinai, nėra gražu klausytis merginų pokalbių. Aisai, pica neįvertino tavo dovanos. Aisai, aš tau sakiau, aš myliu leopardą ir tu niekada nebūsi mano vaikinas. Niekada. Ir nustokit klausytis merginų pokalbių, tai labai negražu. O ką, merginos, kokie mūsų planai šiandien? Manau, kad turėčiau nusipirkti ką nors leopardo rašto. Leopardo? Ar eisi į mokyklą su leopardu? Natūralu, blondinė. Merginos, apsipirkti yra gera idėja. Noriu nusipirkti savo mėlyną nagų laką. O, sveikos merginos, kur einat? Apsipirkti. Supratau, sėkmės. Tik jūs atsimena taisyklę, iki 10 turit būti namuose. Prisimenam, Diana. Puiku. Sveikos zuikės. O kur jūs eina tokios gražios? Na, niekur, tik apsirengiam. Ką jūs skaitote? Gerai. Matau, kad jos knygų neskaito. Kas ten? Dienoraščiai. Taip, mes laikome dienoraščius. Ir ką? Ir tiesiog pabandykite jos perskaityti. Čia yra mūsų asmeninės paslaptys. Žinau, kodėl Dana turi vesti asmeninį dienoraštį. Nastė, na jos jau suaugę turi dienoraščius. Gerai, merginos, manau, laikas mums išeiti į lauką. Taip. Aš jums sakiau, kad nenoriu eiti pasivaikščioti. Diana, eime. Kristi, šiandien aš užrakinsiu mūsų asmeninius dienoraščius naktinėme staliuke su raktu. Taip, kad niekas neskaitytų mūsų asmeninių paslapčių. Na ką, pasivaikštom? Pasivaikštom. Trumpai tariant, aš įdėsiu deimantinius dantis ir apskritai būsiu kietas. Deimantiniai dantis, tu išprotėjęs. Maistas įstriks. Ne, aš gerai įsivalysiu. Sveiki, vaikinai. Ar norėtumėt su mumis pasivaikščioti? Šaunu. Ne. Na, kaip norite. Sėdėkit ir glauskit savo suoliuką. Merginos kviečia pasivaikščioti, o jūs? O ką jūs?
Vaikinai, jei būtumėte mergina ar sutiktumėte su manimi susitikti? Keistas klausimas, aš tai ne. Aisai, tu suklydai, ar tave vėl išmetė kiti? Taip, sakiau, kad nepirktų jai jokių dovanų, ji myli leopardinę dovaną. Aš pavargau nuo leopardinio rašto, tau nepatinka leopardiniai raštai? Sveiki, vaikinai, ar eina kažkas su mumis šokolado plytelės? Aš? Ne, aš. Klausyk, Šonai, kas tau padovanojo rožę? Tomas? Knopa, ne. Tai tau. Iš pradžių jis flirtavo su manimi, o dabar jau su Knopa. Jis tiesiog negali suprasti, kuri jam patinka. Taigi, ar kas nors atneš mums šokolado? Merginos, ar jums patinka leopardai? Na... Ką? Nelabai. Aš eisiu tau paimti šokolado, bent jau tu esi sava. Trumpai tariant, Knopa, Šonas tave myli. Jei jis mane myli, jis turi žinoti, kad aš nemėgstu dirbtinių gėlių. Šonai, sakiau tau reikia paprastesnės merginos. O paprastesnės merginos nenoriu, karščiausios mano mokyklos mergaitės mane rinkdavosi. Vau, bet čia tu ne savo mokykloje, tu esi viloje. Merginos, šis apsipirkimas tikrai pavyko. Aš nusipirkau tiek daug leopardo rašto, šaunu. Aš norėjau nusipirkti savo mėlyną nagulaką, bet išleidau visus pinigus. Na, merginos, kas čia per avariją? Merginos, eikim taip, kad jis į mus žiūrėtų. Merginos, labas, ar galite pasakyti, kur yra 16 namas? 16 namas? Apsisuk, žiūri jį. O ką ten norėjai rasti? Ar tik ne mus? Mane pakvietė Zuikės, aš esu buvęs Dianos vaikinas, atėjau su ją pasimatyti. Supratom, šią naujieną reikėtų pranešti visai vilai. Dianai pasisekė. Ar jūs, merginas, gyvenate šalia? Ne, mes iš tikrųjų taip pat esame iš tos vilos. Sveikas atvykęs Dianos buvęs, pirmin. Na, Kirilai, ar tu pasiruošęs susitikti su Diana? Diana, atsiprašau, mes turime išeiti. Merginos, ta prasme, aš kažko nesuprantu. Ar jūs turit paslapčių nuo manęs? Taip, bet fainu. Diana, greitai sužinosi. Merginos, 10 praleistų. Ką, tu Knopą negirdi? Garsas išjungtas. Knopa, parašyk jam adresą, tikriausiai jis neranda namo. Sveikos, Zuikės, turit svečių? Susipažinkit. Sveikos, Zuikės, Knopa, kodėl nekėlei telefono? Kirilai, tik tylus telefonas, Diana ten. O ne, aš krepšinio kamuolys. Ką jūs čia veikia? Jei Diana su juo nesustvarkys, tada aš su juo flirtuosiu. Sėkmės, blondi. Na? Labas, Diana. Labas, Kirilai. Ką tu čia veiki? Atėjau pas tave. Ką, aš tave čia pakviečiau? Taigi tu negali gyventi be manęs. Ką? Aš? Taip. Nesupratau, Diana neapsidžiaugė jį matydama. Dabar jie turės pokalbį. Ir mano nuomonė, mūsų čia nereikia. Ir kas tai yra? Nežinau, Šonai, man nepatinka, kai atvažiuoja koks vaikinas ir taip gražiai bendrauja su Diana. O koks tau skirtumas, tu įsimylėjai Knopą. Dabar kažkoks vaikinas atėjo pas Dianą, rytoj kažkas ateis pas Knopą, kietų merginų nebeliks. Taip pat yra su Maja ir Nastė. Merginos, kur jūs? Ir pasakykit, kas čia vyksta. Taip, kodėl tai vyksta? Siurprizas. Žodžiu, viskas aišku, tai visos merginų gudrybės. Kirilai, kaip suprantu, tavęs ten laukia taksi? Tu žinai, kur yra išėjimas? Ar galime pasikalbėti? Diana, duok jam šansą. Velnias, Diana pati išsiuntė. Ji jo pasiilgo, dabar vaidina. Taip, taip. Ar nori pasikalbėti? Gerai, mes su tavim pasikalbėsim, bet ne čia. Ar girdi, vaikinė, kodėl prisirišai prie Dianos? Parodė tau, kur Šonai, išeit. nesikišk, aš pati susitvarkysiu. Diana, ar tau reikia pagalbos? Skambink, aš šalia visada. Nesuprantu, ar tai tavo naujasis vaikinas? Tai tik Šonas. Norėjai pasikalbėti? Einam. Merginos, su jumis aš taip pat šiandien pasikalbėsiu. Gerai, sėkmės. Jūs girdėjote čia beprotišką naujieną? Ne. Kokios dar naujienos? Į svečius atėjo Dianos vaikinas. Ne tiesiog vaikinas, bet buvęs vaikinas. Kirilas, jie susipyko. Tikrai? Taip, taip. Ir aš tikiu, kad jie nesusitaikys. O jei jis pasiliks, aš su juo flirtuosiu. Oho, blondi, tu turi puikių planų. Perduosi Dianai. Na, perduok, mačiau, kaip jis žiūrėjo į mane, kai susitikome kelyje.
Blondi, jis žiūrėjo visas. Nereikia, tegul svajoja. Na ir naujiena, noriu pamatyti Kirilą. Merginos, jūs taip pat, tai Dianos vaikinas. Ar negirdėjai? Buvęs. Kristi, pažiūrėk, kokia gražiai tapo. Gražiams merginoms rožinis kambarys. Man atrodo, kad plakatų neužtenka, reikia daugiau. Gerai, paklijuokim dar. Šitą priklijuosim virš mano lovos. Nenori? Atrodys puikiai. Merginos, ačiū už staigmeną, bet man reikia pasikalbėti su Kirilu vienai. Na, mes įvykdėme savo misiją. Pasirodo, jei Diana ir Kirilas susitaikys, mes būsime nereikalingos. Ne, Diana niekada mūsų nepaliks. Tikrai nepaliks. Kirilai, pasakyk atvirai, ar mano draugės tave čia pakvietė? Taip. Gerai, Kirilai, bet kodėl tu man nepaskambinai ir nepaklausai, ar aš noriu tave pamatyti? Tavo draugai sakė, kad tu kenti dėl manęs. Mano draugės tau melavo. Šaunu. Ir ką mes dabar darysim? Taikos sudarimą. Ne, Kirilai, aš nesu pasiruošus susitaikyti su tavimi. Nesupratau, ar veltui įveikiau 1000 kilometrų? Atskridai čia? Išskrisi atgal. Šaunu. Taip, šaunu. Merginos, šokolado? Eikite iš čia su savo šokolado plytelė, dabar nelaikas. Tai kodėl jūs mumis pasinaudojote? Ten Kirilas ir Diana kalbasi. Ir jūs visai nelaiku, eikite iš čia. Eikit. Eina sau, taigi niekas nenori šokolado. Valgysime patys. Na ką? Nieko. O šokoladas, tai man? Ne, tai ne tau. Grąžink. Merginos, mano nuomonė, Dianai mūsų dabar labai reikia. Merginos, kaip jūs galėjot man tai padaryti? Na, ar jūs nesuprantat, Kirilas mane nustebino. Nebuvau pasirengusi iš karto su juo taikytis. Diana, tu linksma, sakyk, kad tu linksma, laiminga. Gerai, Diana, mes tau prisipažįstame, skaitėm tavo dienoraštį. Atleisk, draugė, bet 30 puslapį apie Kirilą yra per daug. Supratau, kad dabar mano asmeninis dienoraštis bus saugomas seife. Gerai, merginos, ačiū už staigmeną. Džiaugiuosi, kad Kirilas atvažiavo. Pagaliau. Taigi jūs susitaikėte, ar ne? Ne, Knopa, mes su juo nesusitaikėm, bet nesijaudink. Vis tiek su juo susitaikysim, jis nuo manęs niekur nedings. Leidžiam jam bėgti paskui mane. Diana, kaip visada, tu savo stiliui. Na, Nastė, palauk, ar tikrai reikėjo pasakyti? Oi, labas, Kirilai, džiaugiuosi, kad grįžai ir tiesiog va taip susitaikyt su juo. Žodžiu, merginos, laukiame daug epizodų. Tai tikrai. Draugai, rašykite komentaruose, ar džiaugiatės, kad Kirilas pasirodys seriale. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių serijų. Iki pasimatymo ir ate! O apie ką jūs kalbėjot? Nesvarbu.